Sveiki, brangus panevėžiečiai ir Panevėžio miesto svečiai. Aš esu aktorė Toma Razmislavičiūtė ir su jumis šioje svetainėje sveikinsiuosi kiekvieną penktadienį. Taigi sveiki atvykę į mano svetainę, į svečius, į Panevėžį ir į mūsų jau 15-ąjį festivalį Susitikime penktadienį. Kiekvienais metais festivalis turi savo temą. Šiais metais festivalio tema – emocinės gerovės stiprinimas. Nes gera savijauta tai ne tik poilsis, miegas, juokas, bet ir įsiklausimas, bendrystė ir pilnavertis gyvenimas ten, kur tavo namai. Tad pokalbių popietė ir norėčiau pradėti pokalbių apie mūsų miestą. Kalbėsimės apie mūsų miesto veidą, apie Panevėžio tapatybę, apie tai, kaip miestas gali tapti įkvepiančiu šaltiniu mūsų didžiavimuisi, gerai savijautai ir savivertei ir džiaugsmui, kad esame šio miesto piliečiai. Šiandien su manimi ir su jumis pasikalbėti atvyko Panevėžio plėtros agentūros Panevėžys Now vadovė Monika Miniotaitė. Sveiki. Monika, dar truputį paimsiu eterio, noriu papasakoti visą tą platų spektrą veiklų. Tiems, kurie dar nežino, kuo jūs užsiimate. Taigi Monikos Miniotaitės veiklos sritis – ekonominė ir inovacijų plėtra, verslo aplinkos gerinimas, vietinio ir atvykstamojo turizmo skatinimas, miestų rinkodara. Nuo 2021 metų Monika vadovauja komandai įgyvendinančiai verslo ir viešojo sektoriaus imlumo inovacijoms didinimo, investicijų ir talentų pritraukimo, turizmo produktų kūrimo, miesto įvaizdžio formavimo, tarp sektorinio bendradarbiavimo skatinimo iniciatyvas. Monika taip pat yra Panevėžio mokymo centro tarybos pirmininkė, Panevėžio kolegijos tarybos narė. Prieš prisijungdama prie Panevėžys Now komandos, Monika dirbo regioninės plėtros temomis VŠI Investuok Lietuvoje ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijoje. Tiek daug darbų, tiek daug, nors norėjau sakyti daug krypčių, bet iš tikrųjų atrodo, kad viskas į vieną tą kryptį, ar ne? Tai apie tai dabar ir pasikalbėsime. Monika, jūs nesate panevėžietė, bet šiandien vadovaujate komandai, kuriančiai šio miesto identitetą. Kaip jaučiatės šiame, net nežinau, ar sakyti vaidmenyje, ar šiose pareigose, ar šioje nuotaikoje, šioje pozicijoje, net nežinau, kaip tai pavadinti. Ir ką jums reiškia dirbti su miestu, kuris turbūt, jums ilgą laiką nebuvo artimas, tačiau tikiu, kad tampa vis savesnis ir artimesnis. Dabar jau visiškai savas man yra Panevėžys. Jau dabar sakau, kad Panevėžys yra mano miestas, mano dydžio miestas, savas ir turbūt galiu save ir panevėžietę laikyti. Nors iš tiesų esu iš Kauno ir į Panevėžį pirmą kartą atvažiavau 2018 metais rudenį. Atvažiavimas buvo tokia avantiūra. Man pasiūlė įgyvendinti pusmečio trukmės projektą Panevėžyje. Nieko apie Panevėžį tuo metu nežinojau, nebuvau net čia buvus. Man tėvai buvo sakę, kad mes kažkada buvom čia atvykę vasarą pasivaikščioti, bet aš nieko apie jį neprisiminiau. Bet prieš tai aš nemažai metų praleidau užsienyje studijuodama, dirbdama ir man tik grįžus į Lietuvą pasiūlymas išvykti kažkur kitur, ten, kur dar nebuvau Lietuvoje buvus, pasirodė labai įdomus. Aš buvau pasiilgusi Lietuvos ir norėjau pamatyti ją visą, ne tik man labai gerai pažįstamą Kauną ar Vilnių, kuris tarsi atrodytų natūrali stotelė po kurio laiko grįžus į Lietuvą. Tai atvažiavau į Panevėžį tarsi pusmečiui, bet šį rudenį bus jau 7 metai ir pačiai skamba neįtikėtinai, kaip tie metai praėjo, tai Panevėžys mane pagriebė ir nebepaleido ir per tą laiką tapo tikrai savas. O koks jausmas būti šitam vaidmenį, kurti miestui, kai jis nėra, ir vadovauti komandai, kuri įgyvendina įvairius miesto plėtros projektus, kaip pati nesu panevėžietė, tai iš tiesų toks kuklus turbūt jausmas yra. Kai atvažiavau į Panevėžį, žinau, kad turi gyventi projektus dėl Panevėžio, tai žinojimas, kad nesu panevėžietė, išmokė klausytis. Nes aš negalėjau pasakoti istorijų apie miestą, aš nežinau, kas yra miesto simboliai, aš nepažinau miesto erdvių ir istorijos, kur ten fainiausia vieta pavalgyti, ar kur 12-okai eina paskutinio skambučio minėti, man tai nieko nesakė.
Aš nežinojau, kas yra Panevėžio identitetas, bet labai gerai išmokau klausytis panevėžiečių ir klausti, kas jiems yra Panevėžys. Ir tą darau iki šiol. Tai tokį vaidmenį aktyvios klausytojos, girdėtojos, stebėtojos ir tuomet jau iš to, ką išgirstu, tuo remiantis stengiuosi sudėlioti tolesnius veiksmus su komanda. Minėjot, kad prieš 7 metus pirmą kartą atvykote į Panevėžį. Ar atsimenat, koks tada jums pasirodė Panevėžys? Ir kas, ar ir tuomet, ar galbūt dabar jau, kai dirbate su Panevėžio identitetu, kas jūs patraukė? Nelabai atsimenu, kokį pirmą įspūdį man paliko Panevėžys, nes tikriausiai atvažiavau labai didelėm akim, truputį išsigandus, ką čia dabar reikės daryti, kaip čia tą mieste pritapti ir spėti per pusmetį kažką jam naudingo nuveikti. Nepažinojau čia, kad porą žmonių tik tai žinojau, kurie gyvena Panevėžyje, tai ir savo bendruomenės neturėjau. Tai turbūt tas išgąstis lemia, kad neatsimenu, koks buvo tas jausmas, bet vieną dalyką labai ryškiai atsimenu. Pačią pirmą dieną, kai atvažiavau į Panevėžį, dar tik apsižiūrėti, kaip čia jis atrodo, susipažinti su būsima komanda, nuvykti į savivaldybę, mane lydėjo tuometinė mano vadovė iš Investuok Lietuvoje komandos. Ji pati yra Panevėžietė, kilusi iš Panevėžio, Agila Barzdienė, labai dabar iki šiol ją gerbiu, tikrai mano didelis autoritetas, įkvėpimas ir man labai įstrigo žodžiai. Atsimenu, jinai mane vedžiojo po Senvagę, pasakojo apie ką yra miestas ir sakė, tai yra tas miestas, kurį tikrai galima užauginti. Ir man tie žodžiai taip įkrito į širdį, nes tas kontekstas Lietuvos ir viso pasaulio yra, kad iš mažesnių miestų žmonės turi tendenciją vykti į didžiuosius. Taip tiesiog yra. Čia ne Lietuvos fenomenas, viso pasaulio fenomenas. Žmonės plūsta į didžiuosius centrus dėl to, ką jie ten gali pasiūlyti ir atrasti. Ir tokia yra tendencija. Ir mane gal šiek tiek liūdinanti visada buvo, nes Lietuvos visi mažieji kampeliai ir mažesni ir truputį didesni, man atrodo, yra unikalūs ir nors tą unikalumą išsaugoti, tai kad nesubirėtų, neišsibarstytų. Ir tas pasakymas Panevėžietės, kuri tiki savo miestu, kad tai miestas, kurį galima užauginti. Čia reikia tik truputį padirbėti. Jį užauginti galima ir mane taip įkvėpė, kažkaip taip įstrigo ir galvoju, tai galima, tai reikia taip ir padaryti. Tai man toks ir pasirodė tas Panevėžys miestas, turintis potencialo, miestas, kuris gali, miestas, kuris turi žmonių, kurie tiki juo. Tai tiesiog reikia imti ir padaryti. Tai gerai, kad atsirado pakankamai žmonių, kurie ir norėjo kurti, ir miestas buvo atviras tiems kuriantiems. Toks jis man ir buvo galintis, norintis, turintis ambicijų arba turintis drąsos kurti ambicijas ir turintis drąsos išgirsti nuomonę žmonių, net tokių kaip aš, kurie nieko apie jį nežino, bet patiems atrodo, kad čia gal visai būtų galima tą miestą kažką nuveikti. Ačiū, Monika, labai aistringai ir nuoširdžiai kalba, tai tikrai miela klausytis. Aš net pasižiūriu, ką čia dar paklausti, nes taip užsiklausau. ir tikrai dar noriu toliau tęsti mūsų pokalbį, tačiau noriu priminti, kad mūsų pokalbį taip pat verčiami bus visada kiekvieną penktadienį gestų kalbą. Ir dėkoju Birutei, kuri šiuo metu kalbasi su tai žmonėmis, kurie galbūt negali mūsų girdėti. Monika, neseniai buvo pristatytas naujasis miesto identitetas, kuris, aišku, sulaukė labai daug diskusijų, klausimų, atsakymų, interpretacijų ir taip toliau. Kaip jūs jį apibūdintumėte ir kas vis dėlto yra, kas slypi tame vizuale ir tame šūkyje? Kas jame slypi? Jame slypi Panevėžys ir Panevėžio gyventojai ir tai, kaip jie mato Panevėžį. Ten ekrane, tiems, kurie nežinau, ar matysis įrašą, bet tiems, kurie šiandien čia yra su mumis Laisvės aikštėje, sukasi filmukas, kuriame tas identitetas atsiskleidžia. Ir jis koduoja žinutę, kad Panevėžys yra toks, kokie yra jo žmonės. Panevėžys įgyvendins tas vizijas, kurias jam sugeneruos jo žmonės. Jis bus tiek drąsus, kiek bus drąsus jo žmonės, tiek kuriantis, tiek atviras, tiek linksmas, o gal kartais netoks linksmas, tiek kultūringas, sportiškas, pramoninis, inovatyvus, draugiškas šeimoms, šunims, sportiškas ar visoks kitoks, kokie bus jo žmonės. Apie tai yra tas naujasis ženklas. Tai ar galima teikti, kad miesto identitetas tai ne tik, nežinau, išorė ir vizualas, bet tai ir vidinis mūsų miesto pasaulis, nežinau, siela, dvasia? Visiškai būtent. Tai labai ir norėtųsi akcentuoti, kad kai kalbam apie miesto vizualinį identitetą, tai nėra logotipas, tai nėra tas žodis Panevėžys apipintas upės vingiai. Taip, tai yra ir tai, bet
tikrai toli gražu ne tik tai. Miesto vizualinis identitetas yra miesto veidas, kuris atspindi, kas slypi miesto viduje, miesto širdyje ir miesto žmonių galvose. Tai yra vizualiniu būdu perteikta istorija apie miestą, žinutė apie miestą, kurią mes norime pasakoti kitiems. Miestas yra labai sudėtingas darinys ir kartais būna sunku perteikti trumpai, ar ne, apie ką yra miestas. Norisi pasakoti ilgas istorijas ir mes kiekvienas patiriame miestą savaip, dirbam, veikiam skirtingose srityse, turim skirtingus įpročius, turim skirtingas nuomonės apie miestą. Tai visą tai sudėti į žinutę yra sudėtinga ir tą žinutę vėliau dar ir perteikti vizualiai yra dar sudėtingiau, bet yra procesas, kurį Panevėžys praėjo, man atrodo, gana sėkmingai ir kai iš panevėžiečių sulaukiam palaikymo naujam vizualiniam identitetui, kai jie žiūri ir sako, čia tikrai kažkaip apie mus ir aš matau tame identitete save, tai yra pats didžiausias komplimentas, nes toks yra jo tikslas. Norėčiau atkreipti dėmesį į mūsų šių metų festivalio temą – emocinę savijautą. Ar gali identitetas stiprinti, miesto identitetas kažkaip stiprinti mūsų emocinę savijautą? Ir ar gali jis kažkaip prisidėti prie mūsų tos emocinės gerovės, emocinės savijautos? Ar identitetas apie tai irgi? Man atrodo, kad apie taip, nežinau, dabar aš sėdžiu ir žiūriu tas spalvingas vėliavėlės, kabančias Laisvės aikštėje, tokias ryškes ir su žodžiu Panevėžys ir ta upė, kuri tokia sava čia visai netoli yra, tai man tai, žinokit, linksmiau, aš nežinau kaip jums, bet man kažkaip tada taip ir gera ir segėti savo švarko atlape naują miesto ženklą, naują miesto simbolį, man irgi yra pasididžiavimas. Galėti pasakyti vienu sakiniu, apie ką yra Panevėžys, kas yra mūsų simboliai, man irgi suteikia pasididžiavimo savo miestu ir, nežinau, man tai atrodo svarbi sąsaja su emocinė gerovė. Gerai jaustis mieste, kuriame tu gyveni, iš kurio esi kilęs, galėti su pasididžiavimu kalbėti apie tą vietą, kuri tave suformavo, žinoti, ką pasakyti į miestą atvykusiems tave aplankyti tavo draugams ar giminaičiams. Tai yra geras jausmas ir, man atrodo, jis prisideda ir prie tos geros vidinės savijautos, pasididžiavimo ir drąsos pasakoti apie tai, iš kur tu esi, apie ką tu esi ir prie tokios gal ir bendrystės kūrimo, nes dabar apsižvalgau ir žiūriu, kas dar su tuo ženkliuku čia yra ir mes jau tokie, ten rodo, jau kažkoks savas žmogus, ar ne, mes žinom, apie ką čia mes ir kodėl. O bendrystė, turėjimas žmonių, su kuriais turim kažkokių bendrų interesų, su kuriais turim bendrų vertybių ar panašiai matom savo aplinką ir savo miestą, ta bendrystė irgi yra svarbi gerai savijautai ir tai emociniai geroviai. Tai manau, kad taip. Monika, jūs labai gražiai paminėjote, kad identitetas tai nėra tik vizualas, tai kažkoks, nežinau, paveiksliukas, užrašas ir nupiešta linija, kuri simbolizuoja vandenį, tėkmę, upę. Čia kaip kas nori, taip supranta, ar ne? Tai noriu paklausti, kas buvo svarbu, kokius, nežinau, gal taškus esminius susidėjote, kaip viskas sugulė į būtent tokį tą identitetą ir gal suskaičiavote, kiek žmonių prisidėjo prie šito kūrybinio proceso arba paties rezultato, nes vis tiek turbūt ir verslo, ir meno, ir kultūros pasaulio žmonės dalyvavo kūryboje, ar ne? Tikrai taip. O čia tai, žinokit, ilgai labai galėčiau pasakot, bet kažkaip pasistengsiu susimt, nes man pačiai ta kelionė, jinai nebuvo lengva, nes tai buvo labai labai atsakingas darbas. Kurti miestui vizualinį identitetą, išgryninti, apie ką yra miestas, tai yra sudėtinga ir labai didelė atsakomybė. Bet dabar praėjus visą kelionę labai norisi dalintis ir pasakoti. Tai vienas svarbus momentas, kurį noriu užakcentuoti, tai kad ko mes nenorėjome, tai mes tai turėjome nei Panevėžys Now komandą ir kartu Panevėžio miesto savivaldybę, mes draugai ir kūrėm tą identitetą. Mes nenorėjom tiesiog pasikviesti fainų dizainerių, susėsti prie stalo ir pagalvoti, tai apie ką čia tas Panevėžys galėtų būti. Truputį papieškim ir kažkaip čia sugalvosim. Nesinorėjo net ir kelių tokių papiešimo sesijų daryti, nes ne apie tai yra identitetas, ne apie gražų kažkokį vizualinį sprendimą, kad ir kokie geri dizaineriai jį galėtų nupiešti.
Vizualinis identitetas yra apie tai, kas žmonėms, panevėžiečiams yra jų miestas. Tai mes ir norėjom atsispirti nuo jų nuomonės apie miestą. Tai čia toks svarbus akcentas, kaip buvo kuriamas šitas vizualinis identitetas, tai mes ir pradėjom nuo tyrimo. Mes iš tiesų norėjom sužinoti, ką žmonės laiko Panevėžio simboliu. Ne ten tie žmonės, kurie gyvena Vilniuje ar kažkur kitur ir vieną kartą buvo Panevėžy, bet patys panevėžiečiai geriausiai pažįstantys savo miestą. Apie ką jiems yra Panevėžys? Kas yra miesto simboliai dabar? Kokios yra miesto vietos svarbios, kurios atspindi miesto esmę? Kas yra tos asmenybės? Ar tai yra miltinis, o gal tai koks nors krepšininkas, ar aktorius, ar sportininkas, ar dar kažkas? Kokios spalvos asocijuojasi su miestu, ar tai plytų raudona, ar miesto parkų žalia, kokios miesto erdvės ar elementai kuria gerą miesto įvaizdį ir įspūdį apie miestą, o kokios galbūt šiek tiek gadina tą įvaizdį. Tai mes ir pradėjom nuo tyrimo, apklausėm beveik 500 panevėžiečių, tai darėm tokias viešas apklausas, kur visokių šitokių dalykų ir išklausinėjom visko, kad suprastume, tai apie ką yra tas Panevėžys. Supratom, kad tik apklausos neužtenka, tai dar darėm ir dirbtuves, tokius kaip workshopus, kurias berods 7, kelią, dabar tiksliai nepasakysiu, kur beveik 100 žmonių dalyvavo iš skirtingų sričių. Tai mes kvietėm ir jaunimo atstovus, ir verslo, ir kultūros, ir sporto, ir bendruomenio atstovus, labai įvairių sričių žmonės, kurie kiekvienas savitai mato miestą, nes tiesiog veikia skirtingose kontekstuose ir tada diskutavom, ar mes čia kažką bendro įžvelgiam, ar tikrai tai tie simboliai yra tie simboliai, kurie mes norim, kad kalbėtų apie miestą ateityje. Gal kažkurie simboliai buvo svarbus praeityje, bet mes ateityje jau norėtume truputį kitokių miesto simbolių, nes ir miestas nėra statiškas, jis nuolat kinta, evoliucionuoja, plečiasi, keičiasi, auga ir panašiai. Tai jau kiek čia beveik 600 įtrauktų, ar ne, gaunasi žmonių. Iš visų tų tyrimo rezultatų, tai toks tikrai labai tyriminis darbas, buvo pasidarėm išvadas, iš tikrųjų tai turėjom tokią didelę ataskaitą, kurios išvadų buvo daug, bet gal tokia kitas tas taškas, kurį norėtųsi užakcentuoti, tai yra, kad mes išsiaiškinom, kad Panevėžys nėra apie vieną dalyką. Jis nėra tik pramonės miestas, bet jis ir nėra tik teatrų miestas, ir jis nėra tik dviračių miestas, ir jis nėra tik sporto miestas, ir nėra tik žalias miestas, ir nėra tik šeimų miestas. Jis yra visų šitų dalykų miestas ir mes nenorime miesto susiaurinti iki kažkurios vienos temos. Mes norim, kad kiekvienos tos bendruomenės žmonės ir atstovai žinutėje apie miestą rastų save. Jeigu mes sakysim, kad tai pramonės miestas, tai galbūt teatrų žmonės sakys, tai mes jau čia ką, į antrą planą, ar ne? Tai labai nesinorėjo to, mes norėjom palikti erdvę kiekvienam miesto gyventojui, žinutėje apie miestą ir toje miesto ženklę pamatyti save, rasti save ir jausti, kad jie irgi yra svarbi miesto dalis. Tai tokia buvo viena iš išvadų ir kita išvada buvo, kad mūsų miestas yra tokio mastelio ir veikia tokiais principais, kad leidžia kiekvienam iš čia sėdinčių prisidėti prie miesto kūrimo. Kad mes nesam tik pasyvūs stebėtojai, kaip miestas keičiasi, auga, taip žiūrim kaip kokį filmą, kaip čia tas miestas aplink mus vyksta. Miestas yra tokio mastelio, kad mes patys galim prisidėti prie pokyčio ir kurti miestą tokį, kokį norim, kad jisai būtų. Galim įgyvendinti savo iniciatyvas, galim pristraukti finansavimą savo iniciatyvams, galim eiti, dalyvauti ir būti miesto aktyviais kūrėjais. Ir kai šitas išvadas padarėm, tada mums reikėjo sudėlioti žinutę apie miestą. Tai apie ką tada yra Panevėžys, jeigu jis nėra kažkoks vienas dalykas. Ir taip gimė žinutė, kuri ten yra ekrane sukasi, kaip upės tėkmė formuoja krantus, taip mes savo miestą. Ir mes esam visokie, ir drąsūs, ir ambicingi, ir kūrybingi, ir aktyvūs. Ir toks yra Panevėžys, toks kokie yra jo žmonės. Tai Panevėžys kaip mes. Ir yra naujasis miesto šūkis, kuriame kiekvienas gali atrasti save. Ir kai tą šūkį atradom, suformulavom, tada jau buvo užduotis dizaineriams. Dabar pavaizduokit tai vizualiai. Ir taip gimė miesto simbolis. Jūs labai gražiai paminėjote, kad kiekvienas mūsų galime būti to identiteto kūrėjų. Kaip? Pirmiausia, toks gal sudėtingiausias būdas, tai yra būti miesto ambasadoriumi.
labai dažnai pavyzdį šitą naudoju, bet kiek iš čia sėdinčių ar aplink esančių žmonių, kaip dažnai būna situacija, kai pas jūs atvažiuoja draugai į Panevėžį ir jūs vietoj to, kad sudarytumėte jiems savaitgalio programą Panevėžyje, sakot, ai, tai važiuojam į Anykščius, nes ten akivaizdžiau, ką veikti, ar ne? Ir čia toks dažnas dar pavyzdys, nes kažkaip neįprantam pardavinėti savo miesto, pardavinėti tą perkeltinę prasme, neįprantam pasakoti gražių istorijų apie savo miestą, neįprantam sudaryti programą savo svečiams ir galų gale net patys neįprantam eiti ir veikti mieste dalykus, nes čia yra tiek veiklos ir tiek galimybė atsiskleisti. Tai man atrodo, kai tu tampi miesto istorijų pasakotojų, miesto ambasadoriumi, tai tampi ir jo kūrėjų, nes skleidi žinutę, pritrauki naujus miesto gyventojus, įkvepi čia jau veikiančius gyventojus, sukuri veiksmo mieste, nes išeini iš namų, eini, veiki, naudojasi tuo, ką tau siūlo miestas. Tai šitas toks sudėtingesnis, bet man atrodo labai prasmingas. Bet dar turiu porą labai konkrečių pasiūlymų susijusių su naujuoju mūsų vizualiniu identitetu. Tai viena yra sukurti istoriją apie miestą ir sukurti jai vizualinį išraišką simbolį, tą upę, kuri davė miestui vardą ir kartu jungia miesto krantus, tarsi tas miesto bendruomenės gyvenančias čia visai šalia, kurti kartu miestui. Simbolis, kuris buvo, yra ir bus, ne kažkoks pastatas, ne kažkokia legenda, bet tai, kas visada čia yra, kaip ir miestas, kuris bus visada. Tai sukūrėm tą simbolį ir dabar galvom, tai reikia tada veikti kažką su juo, ar ne? Mes sakom, kad Panevėžys yra toks kaip mes, tai gal papasakokim plačiau, kokie mes esam. Ir toks anonsas ir kartu kvietimas jums. Šią vasarą Panevėžio miesto savivaldybė ir mūsų Panevėžio plėtros agentūra Panevėžys Now sujungiam jėgas, kad kartu įgyvendintume su visų miesto gyventojų pagalba komunikacijos kampaniją, kur ir vadinsis Panevėžys kaip mes. Ir ką mes darysim, tai kviesim miesto gyventojus tapti miesto influenceriais. Žinot, kaip būna influenceriai per Instagramą ar Facebooką, žiūrim, kaip ten kokį nors kremą reklamuoja, ar ten kokį maisto produktą naują išėjusių, tai mes kviesim žmonės parodyti, ką jie norėtų pareklamuoti apie miestą. Ir jau dabar kviečiu jūs sukurti, kas moka, kas gali, kas nemoka, prieikit, papasakosim, kaip po šitos diskusijos sukurti reelsą, mini filmuką, 30 sekundžių, 1 minutės, apie tai, kaip jūs praleidžiat savo dieną Panevėžyje. Kviečiu ir jūs, kurią nors dieną gražią saulėt atsikelti ir nufilmuoti po 3 sekundės, tai kaip jūsų diena atrodo, kaip jūs keliaujat į darbą, kokius gražius vaizdus pakeliui matot, kur geriat rytinę kavą ir kur jinai yra skaniausia ir su gražiausiu vaizdu, kur geriausios erdvės darbuotis, kaip atrodo jūsų ofisas ar darbo vieta, ar jūsų kolegos faini ar nelabai, o kur jūs šunį po darbo vedžiojat, o kur einat vakarieniaut, o kur kokteilį geriat, kur skaniausi kokteiliai. Ką dar veikiat laisvalaikiu Panevėžyje, gal kažkokį įdomių sportų užsiemat, ar kažkokią nors, į kokias nors edukacijas einat. Padėkit mums suprasti, apie ką yra Panevėžys ir kaip jūs patiriat miestą. Tai norim tokį sukurti laviną turinio apie tai, koks yra Panevėžys ir turinio, kur patys miesto gyventojai pasakotų, kaip jie tą miestą atranda. Tai mes visais tais filmukais dalinsimės Panevėžio savivaldybės paskyrose Panevėžys kaip mes ir Panevėžys Now paskyrose, Instagrame, TikTok'e ir panašiai. Gal ir vieną kitą prizą pažadėsim tiems, kurie įdomiausiai papasakos apie savo dieną Panevėžyje. Jeigu mokat nufilmuoti, bet nemokat sumontuoti, tai prieikit, sakau, padėsim, sumontuosim, paviešinsim už jūs ir tapsit vietiniam žvaigždėm. Tai, žodžiu, toks užmanimas, tai tikrai pamatysit daugiau informacijos socialiniuose tinkluose. Pasižiūrėkit, Panevėžys kaip mes viską papasakosim, bet jau galit pradėti generuoti idėjas, ką apie miestą norit papasakoti. Tai čia yra vienas pasiūlymas ir dar antrą turiu. Tai pažiūrėti filmuką yra viena. Bet jeigu žiūri koks Vilnietis, žiūri tą filmuką, ar gal visai fainai čia tam Panevėžyje, atrodo ir visai gražu, ir pavalgyti yra kur, ir įdomių veiklų, turi žmonės kažkokį išsišiepę ir linksmi, tai gal reikia atvažiuoti į tą Panevėžį. Tai kaip tam atvažiavusiam padėti patirti miestą? Tai ką mes dar šią vasarą darysim? Tai kiekvieną šeštadienį, dabar dar negaliu pasakyti tiksliai kurią valandą, bet papasakosim irgi paviešinsim viską. Kiekvieną šeštadienį organizuosim pasivaikščiojimus su vietiniais. Neprofesionaliais gidais,
bet žmonėmis, kurie gyvena Panevėžyje, gyvena įdomiai ir nori parodyti, apie ką jiems yra Panevėžys, koks čia geriausias takelis prasieiti ir kokiu čia yra istorijų ir ką čia kur yra už kokio kampo veikia įdomaus ar netikėto, ar kažką šelmiško ir kur čia ta kavinė, kur rodė geriausią kokteilį savo Instagramo filmuke. Tai jeigu jūs esat Panevėžio ambasadorius ir turit įdomių istorijų apie miestą, mes kviečiame ir jūs tapti pasivaikščiojimo vedėjų miesto herojumi. Nu, kažkas, aš priimu kaip ženklą savanorystės. Tuoj mes čia tokių priverbuosim. Tai čia yra dar vienas būdas, kaip tapti aktyviu miesto identiteto kūrėjų. Ačiū, Monika, aš jau kiloju ant tokius draugį, jau mes filmuojame, nes aš esu ta, kuri labai mėgsta pasakot, ką veikia Panevėžyje, nes tikrai labai myliu savo miestą, bet nemoku montuoti. Tai sumontuosim, mes turim, kas moka ir, žodžiu, pajungsim jėgas ir tapsim mini montavimo komandą, bet labai norim visas tas istorijas parodyti. Tikrai labai labai smagu, tikiuosi, kad žmonės išgirdo ir taip pat aktyviai pagal savo galimybės, ar ne, prisidės prie to, kaip labai gražiai paminėjote, būk savo miesto ambasadorium. Iš tikrųjų, taip gražiai skamba, pradėkim nuo savęs, ar ne? Ir šiais metais jau nekartą minėjau, kad mūsų festivalio tema yra emocinė gerovė, emocinė savijauta. Ar jums, šiaip asmeniškai, kaip žmogui, tai yra svarbu, ar skiriate dėmesio savo emociniai gerai savijautai? Ir antras klausimas, gal ne antras klausimas, gal antroji klausimo dalis būtų, ar miesto identitetas, miestas kaip po toks, jisai galėtų tapti tarsi įkvėpėjų tai gerai emociniai savijautai, kaip jūs galvojat? Gali ir tapo. Esu kažkada rašiusi tekstą apie tai, kodėl Panevėžys yra mano dydžio miestas. Toks labai nuoširdus jisai buvo ir aš žinojau, kad reikės tokį tekstą parašyti, nes čia buvo darbo dalis. Ir tada pati labai galvojau, kodėl tas Panevėžys yra mano dydžio miestas ir kaip aš čia jaučiuosi. Ir supratau, kad aš Panevėžį pasirinkau ir čia likau tiems 7 metams, nes aš čia jaučiuosi geriausiai ir jaučiuosi laimingiausia. Aš prieš tai gyvenau Kaune, paskui studijavau Anglijoje ir ten poroje skirtingų miestų gyvenau ir Kinijoje, ir Paryžiuje gyvenau. Ir kartais žmonėms atrodo, Jėzus Marija, taigi tas Paryžius, jau ten tai tikrai visi laimingi, nes toks grožis ir šiaip Prancūzija, ir kruasanai kiekvieną dieną ir viskas puiku. Bet man nebuvo ten skanesnių kruasanų ir skanesnės kavos, nei aš atradau čia Panevėžyje. Ir man ten nebuvo gražesni pasivaikščiojimai negu čia palei Senvagę. Ir aš ten nesijaučiau laimingesnė nei čia, nes čia atvykus atradau tai, kas man asmeniškai yra svarbu. Bendruomenė, kuri mane priima, su kuria aš galiu kurti, gyvendinti idėjas, kuri mane palaiko ir su kuria lengva būti. Miestą, kuriame lengva judėti, kurio erdvės neapsunkina galvos, o kaip tik išlaisvina idėjas ir vaikštant kažkaip įsikvėpia ir nėra per daug triukšmo, judesio ar veiksmo, kuris išgręžia. Atradau miestą, kuriame po darbo per 5 minutės galiu nutipenti iki šokių pamokos, nes anksčiau niekada to nesuspėdavau ir labai norėdavau šokti, bet tiesiog ten valandą po to darbo važiuoti ir tiesiog tiek to. O čia aš atradau šokius, atradau kitus hobius. Tai kai randi miestą, kuris padeda tau veikti tai, ką tau gera veikti ir kas tau teikia laimę, tai turbūt yra gerai, tai yra laimė ir tai tokiu būdu miestas ir prisideda prie tos žmogaus emocinės gerovės. Tai man taip, Panevėžys man padėjo jaustis gerai ir vis dar padeda. Labai ačiū, Monika, man iš tikrųjų labai atliepia visą tai, ką jūs sakote, nes aš irgi nesu panevėžietė grina krauja ir irgi taip pat galvojau, kad čia atvykusi gyvensiu laikinai, bet gyvenu jau daugiau net negu jūs, 17 metų Panevėžyje ir neplanuoju kelti sparnų. O jūs vis paminite tos 7 metus, ar užsibusi dar ilgiau? Ar čia jau jūs kažkaip taip kažkokį, nežinau, matot savo, ar norisi vėl kažkur kitur kelti sparnus? Ne, turbūt nesinori, bet aš gal nenoriu planuoti, niekada labai nenorėdavau planuoti, aš tokia pagal jausmą. Tai kaip į tą Panevėžį, negalvojau, kaip ten bus, nuvažiuosiu ir pamatysim, kažkaip vis tiek bus. Ir užsilikau, tai dar iš pradžių tiesa būdavo, kad mano sutartis buvo terminuota, tai buvo 0,5 metų, paskui pratęs, gerai, dar 0,5 metų, paskui prikalbino 3 mėnesių, gerai, dar 3 mėnesių, paskui gerai, nedaugiau, dar 3 mėnesių, bet tikrai nedaugiau. Ir paskui, ką aš čia apgaudinėjau, tai tiesiog būsiu, kol
kol man bus gera būti. Tai vat su tuo buvimu ir esu ir būsiu, kol bus gera būti. Labai gera tai girdėti, Monika. Ir vis tiek mūsų pokalbis jau dėja, bet turi riedėti pabaigą. Ir aš pabaigai norėčiau tokį, turbūt tradicinį klausimą, kad palinkėtumėte kažką mūsų miesto gyventojams, bet apsunkinsiu truputėlį klausimą. Ar galėtumėt kažkokio vieno dalyko palinkėti? Bet kaip jums atrodo, kažkokį vieną esminį dalyką, ar ko mums trūksta, ar ką mums kaip tik reikėtų puoselėti, ar kuria linkme judėti, nežinau, kaip jums atrodo. Vieno dalyko panevėžiečiams, kad mes jaustumėmės gerai ir vis geriau savo mieste. Bent kartą per savaitę nueiti kur nors, kur dar Panevėžyje nebuvai. Į veiklą, vietą, užsiėmimą, bet ką. Nes mano prieš tai buvo toks palinkėjimas būti miesto ambasadoriais. Ir man atrodo geriausia būti ambasadoriais, kai tu pažįsti miestą ir esi drąsus tam, ką jis tau siūlo ir atviras tam, ką jis tau siūlo. Panevėžys siūlo labai daug. Tai jeigu išsikelsi tikslą, nu gerai, ne kartą per mėnesį, vat nueik išbandyti vakarienės ten, kur dar nebuvai. Arba nueik, aš, pavyzdžiui, visiškai ne prie meno, žinokit, tikrai labai ne prie meno. Ir nusivedė mane į pragiedrulius stiklo raižyti. Galvojau, šakė. Labai čia mane prie emocinės gerovės prisidės. Bet žinokit, raižiau ir kažkaip parsinešiau namo aš tą raižinį ir galvoju, atsiprašau, fainai, kažką išbandyti naujo ir dabar aš kitiems taip rekomenduoti tos pragiedrulius, tos stiklo raižyti. Nes tai praplečia akiratį, susipažįsi su tai žmonėm, užsikalbi, susibendrauji, gal kažkokį draugą naują susirandi, kokį bendrą stiklo raižytoją. Tai taip, kartą per mėnesį ar kartą per savaitę nueiti ten, kur dar mieste nebuvai. Nes net jeigu čia 50 metų gyvenat, aš esu įsitikinusi 115%, kad dar yra tokių vietų. Ačiū labai, Monika. Prašau, paplokite mūsų Monikai Miniotaitei, norėčiau paspausti ranką. Ačiū labai už pokalbį.